Labdien. Už nugaras. Laivą kokie? Kur aš esu? Aš esu Plungė, vandens šventė, kuri čia yra. Organizuojam pas mums ne vienerius metus. 8 laivus. Klausiau, ar sudėtinga. Sudėtinga čia nus apsivers, sakė, kad ne. Trumpą pakalbint. Ar atėjo čia vandenį išsemti, ar čia pažiūrėti? Matot, važinėja. Čia kaip akademiniam irklavime panašiai, su gan begeliu važinėja. Aha. O išduokit paslaptį, kokį čia techniką reikėtų naudoti, kad greitą plaukti, kad aplenktų varžovus? Tai yra taip susirklavimas kartu. Treniruočių reikia. Treniruotis reikia. Jis sėda pirmą kartą. Čia yra įrininkas sėdė, o čia, kurie du sėdė. Gale. Šitie, ne? Jo, gale. Aha. Tai pagal juos reikia kitiem prisitaikyti. O ten jie sėdė ir visi Nugarom į priekį. Ir jie mato pagal tuos įrininkus. Tuos galinius, ne? Jo, kokiu tempu irkluoti. Vairininkas komanduoja. Vairas ten yra. Pačiam. Taip, vairininkas komanduoja greitį, tempą. Jeigu jau patyręs vairininkas, tai jisai kaip treneris. Nebūčiau aš, jeigu nesurasčiau savininką. Savininkas Arvids iš Birštono krašto. Arvida, gal trumpą papasakoti, kas čia per daiktą pas mums Plungės jūro? Jau ne pirmą dieną yra. Ne pirmus metus? Tie laivai supasi ant bangų, jie bijo bangų. O, pavyzdžiui, visos sporto šakos, visi lauk žiūrovą incidentų. Ralė, kad mašinai kokį griovį važiuojant, traso vėl susiplak kelias mašinas. O čia yra buvo kokių nuotykių, kad pramuštų laivą už šoną, iškristų įgulą, reikėtų kveisti gelbėtojus? Labai reti atvejai, incidentas buvo pernai Volvo, išėjo iš savo takelių ir buvo diskvalifikuoti. Nesutrūkti kitiems, savo takelį baigė ir buvo potencialus čempionai būti ir buvo diskvalifikuoti. O sakykit, dabar čia Plungė, trasos ilgis, kiek čia yra? 200 metrų. Tai tina startuojama ne už posakį, o čia finišas. O po 2 valtis, po 4 iškart. Ir iš tų 4, kiek ten patenka į tolimesnį etapą, ar čia yra? Laikus visų nuimami laikai, patenka į pusfinalį, pusfinalį patenka į finalą. Aišku. Kiekviena komanda 3 kartus. Taip, final 4 plauk. Taip. Supratau. Buvo malonu pakalbėti, manau, tokia opcija. Iš tikrųjų, visad žavi tas vanduo. Buvo džiugu. Tikos pasimatysim. Kad pranešinėjai, žmonėm informuoji, kas vyksta kur. O sakykit, vieną kalbinau ir klautojai, tai sako, o kaip jūs čia kokį paslaptį turit? Tai sako, aš estas bieški daugiau jau plaukis, tai visi žiūri manim, tai pirmą, sako, griepsnį tokį stiprų, po to mažesnį, ir po to dar stiprį, po to jau žiūri, kaip aš ten kilnuoju tus irklus, ar čia ir kokį taktiką. Čia pats kalbė apie startą. Taip. Tai startas, kiekviena komanda turi galimybę ir įvairovę turi, kokį nori. Esmė startų - įvaryti laivą į tą kreiserinį greitį, vadinamą. Aha. O kaip tą sugebi? Nes gali prisigalvoti, kokių nori tų taktikų, bet didžioji dauguma žmonių su maža patirtim, ir kas, o reikia kartu tą padaryti. Tai jeigu kas nors sugeba daugiau skiria laiko treniruotim ir tą padaro, kad visi kartu, tai gerai, gali ten daryti, trumpesnį, ilgesnį tą daryti. Supratau. Svarbu kartu. Ačiū. Paprastai, bet kartu. Ačiū, Arvidai, už tokį pokalbį, buvo malonu. Vikingų žaibas. Jo, iki. Niekas niekad nepakalbė vedėjų. Labai jaudinatės. Kažkam nelabai. Bet matau, kartuoji tu žodžius. Aš tik pasižiūrėjau eilės tvarų. Kas kur vyksta, ne? Kad niek nepraleisčiau. O čia pirmą kartą tokia ampla? Yra tekę porą ten tų renginų tokį pravesti. Ten plaukimo varžybos, ten kažką. Supratau. Bet jauduliuks ir vis tiek, ne? Išdėmint buvau, bet dabar kažkaip jau nežinau, nelabai besėjau. Dėkui. Sėkmės tau. Ačiū labai. Nėra lengva būti čia to influenceriu.
Babrunga uogas. Dar, ot kiek taurių. Norėjau paklausti, čia tos tauris iš namų atsinešėt, ar... Niekas taip nedalina, bet pažiūrėkit, tai yra labai rimti reikalai. Papasakok apie tus rimts reikals saviniai. Regioninio trečvės laimėjom. A čia moterų? Taip, Lietuvos Tai čia moterų komanda visi ir... Nežinau, kad plungia ir tokias Babrungo uogas. Buvau girdėjęs, bet kada nes didelis futbolo fans gali papasakoti truputį. Niekada nevėlu padėti būti fanus. Mūsų gimtadienis bus. O kiek metų jau gimtadienio? 4 metai. Stengiamės. Vikingų regatas dalyvis jau čia. Dalyvavom. Kol kas nemam trečvės, bet jau šį metą galvojam apie O. Taip pat noriu priminti, kad Labą dieną, labą džiugu matyti. Aš tokį trumpą klausimą. Aš čia pirmą kartą čia. Kelintą kartą organizuoju tau šventę. Tik turintis apylinkės dalyviai. Šešto iš vis, 9. O kaip kėlė idėja padaryti tokį šventę, kuri nėra... Gal kartą kažkam, vien žmogus pamatė, aš Panevėžį pamačiau, kaip su vikingas, per Panevėžį miestą šventį, kaip ir klaun su vikingas, tai kėlė idėją. Ir vieną, nukopijau, kad taip. Mama patėkė ir pradėjom, užsikabliavom. Bet dalyvių vis daugėja, ne? Įvairiai, bet iš principų daugėja iš metų, kiek čia viena dviem komandom jau buvo priversti atsakyti. Jau net moterų komandas, daugį vikingų, atsimenės ant laukusius 3. Super. Trumpa bėška apie ton vis reikalų, pasiklausinėjau vien kitą dalyviaus, kaip čia viskas vyksta. Vien žodžiu labai ir svarbu startą gerą pasidaryti. Čia kelių komandų lyderių klausiau, sakau, kokia ta paslaptis. Saka, pirmą įrį tokį gėlų, antrą šiek tiek trumpesnį, treti vėl gėlų. Ir po to reikia žiūrėti, kaip tas priekyje sėdint, gali sėdint prie vairininką. Ten sėdi dažniausiai stipriausiai, tai labiau patyrė irklautoje. Ir pagal irklavimą greitį stengiamės mes atkartuoti. Sakau, ten būgną muš, saka, būgną muš veinį, ir kitiem sakams nereikalings, netgi dar labiau ištraukda. Tai dabar žiūrėkit, sakau, o kaip jėgas paskirstot? Yra 600 metrų starts, ten už posūkiaus. Saka, iš pradžių taip normaliai. Po to jau čia iš posūkartėjant jau jungam antrą bėgį. Ir po to, sak, jau paskutinis spurtą matant finišą vėliau. Va, finišą vėliau čia. Tai čia, sak, pradedam jau paskutinis jėgas atiduoti. Ir, sak, spaus, sakau, žiūrite priešininkas. Sakė, priešininkas niekad nežiūram, nes gali pasiimti greitį ir nusimušti iki greičiaus. Tai, sak, mes savo užsidaudam tempą. Ir, vat, tai stipresnis žiūrintis, ten gal sėdontis. Pakankama, saka, jau žena mūsų pajėgoms, ir pumpon. Sak, mes stengiamės neatsilikti. Sak, tai va, teik tokios trumpos informacijos, kaip ten viskas vyks. Bet jau neužėl prasidės startą ir parodys, kaip čia viskas, kas čia darysės. Ir čia va bus, va, plauk gelbėtoje, ne gelbėtoje, čia gal tu sešeris baida, kad netrukdytų ir klaut arba tikrint teisėją, ar nenusineš plūdurą iš šonus. Šiaip vėjauta gana. Oras gražus, bet pakol kas be lietaus. Atmosfera gera, dalyvių daug. Prusal bendruomenis, va, gangsteris pagrindinis. Matau, ten labai įtakingas yra bendruomenė, gal spręs pagal outfitą. Va, kit, vat, irgi toros specialius kostiumus. Daugiausia sulaukus dėmesį vikingų tikra komanda, prasinešus, pasiruošus kovą. Turi būti pasirašę paraiškose ir gaus apyrankės, su kuriomis galės dalyvauti. Be apyrankių dalyviai bus neįleidžiami. Kada firmos užsakinėja mums tai kokios tai tokia šventė, tai mes tą aprangą tokią panaudojame. Bet iš mirybų ar ir kas pasiruošimas kvalifikuoti lygį, kol kas nematėm. Aukštam lygiai. Kažkas turi diktuoti madas. Matot, как популяром тор mūsų šventė. Jeigu Hendrik Žustauts išmainė olimpiadai plungį, tai ir fantastika. Sveikinu visus susirinkusius, linku gerą vėją, vairininkam bus daugiau darbo. Manau, ir ištvermės ir klautojams daugiau reikės. O man matyti, labai smagu matyti visus tai, kurie dalyvauti jau kelintį metą ir taip pat naują prisijungus. Taigi visiems, kuo didžiausios sėkmės.
smagi šventė čia matosi, aš jau ne pirmą kartą atvykstu, turbūt jau 4. ar 5. kartą atvykstu kaip žiūrovas. Tai tikrai graži tradicija, jau 7. kartą ir linkėsiu, kad būtų dar daug metų šitos varžybos vyktų. Ir noriu palinkėti gero vėjo ir tegul nugali stipriausia komanda. Ačiū. Labai smagu, kad šiandien tokią gražią rugpjūčio dieną vėl susirinkę esam čia prie Plungės jūros. Tie, kurie plaukiojo upė, ežerais. Ir šiandien matau daug gražių stiprių komandų, tiek vyrų, tiek moterų, nes vikingai buvo ne tik vyrai, vikingai buvo taip pat ir moterys, kurios iš tikrųjų gražiai atstovavo visą šitą regioną. Taip, kad šiandien vėjas kadens mūsų plaukus, sups mūsų valtis, o laimės be abejo tie, kurie dar irkluos darniausiai ir stipriausiai. Taip, kad sveikinu visas vykusius čia į Plungę, į šitą gražią vietą, tęsiant gražią tradiciją, ir tegu Neptūnas būna mums visiems palankus. Gero vėjo! Priimta aparatūra. Nu, man iš temų irgi parės panaš trikojus, gal netoks. Ir stabilizatorius. Na, aišku, mikrofoną dar reiks pasižiūrėti geresnį. Toks stipriai atrodintis vikings. Atsiprašau, bijojau prieit prie jūs, bet tu klausėme sugalvojus. Taip didelė keita atrodo, ta nesulaužė irklą, da juokį. Bet šiandien gal nuteik taip ar ne. Rina, vos atpažinau. Kun tu čia? Labdien. Palapėnį jūs pačiam gal, bet gal valtis bus pačiam priekį. Siekstius. A čia pirmai palapė? Tai aš ne iš to galo atėjau. Koks nuotaiks jums? Dar viena palapėnė. Plungė. Eketės jau čia nebė. Čia neįmačiau žemė, daug maudytais prasidauž kirvės. Eket. Tai pries pakalbint, ką panim čia sekės. Va čia rimti žmonės vyks pasiruošėms. Gera nuotaika aplinkau, pažįstam žmonių, matau. Labdienėl. Kodėl viens su kovi nepronkit be? Tu čia... Tai jūs čia pirmą kartą nenorite taip stipriai šauti, ne? Supratau. Nu su ta gera nuotaika linkiu jums gerai baigti šios dainos varžybėls. Trumps intro. Vykst užsikrovėms į valtį jau. O čia irgi eiliškoms. Labai įdomi. Jaučka, varau per tvorėlį, nieks nesakys. Ačiū už palaikym. Atsistuoj. O, kiti jau dar apšilėmą. Apšilėmą dar. O man labiausiai įdomi yra čia išsivert kas nors, lipdams į to valtėlį ar ne. Vykstu maištis, pakabėn bėški. Meldu. Tas plaukėms man ir kažkom primen man pirmus kartus, kad aš plaukiau su jachta Platelių ežerį. Tai irgi pirmą atsidūrėjau va tokius krūmus. Bet niek, čia šita vat komanda gelbėjom, padėjom išsiviniuoti iš tų krūmų. Bet ir kloniai netor. Nu su nuotikės. Visur manau tų nuotikį ir va čia irgi ir sirgalis. Gražus šuniuks. Paskiau to dėdis paklaus, kokį čia naudoja mikrofoną. Stabilizavom lazdą tor. Žiauriai gera. Vairininkas daug nurodymus. Pas vairininkį ir didžiausia raga. Bet šiai ta komanda geriausiai atrodo. Vienam įbėšk palinki raga, bet niek prieš vėjai turėtų atsiteisti. Pirmą numerį. Nu, linkam, ka pirmą numerį ir atplaukt. Labdien, Antanai. Dovanok, aš taip netikėta prišokau. A čia į sodus laukam autobusą, kas čia bus? Jo, o matau pasipuošęs gražią aprangą komanda.
Pats nedalyvausit. Plaukėm kelins užplaukėms, jūs bus trets. Nu, palinkėsiu jums sėkmės. Ačiū. Visiems yra įdomu, Tomu takuoji. Sako, tu čia specialiai norėdams dėmesį telkti, ar šiaip vis klausinėva dalis. Gera tema. Atsiprašau, kai taip iš toliau žiūriu, a jūs nedalyvausit? Už kokį? Ne, vis sukas apie Prūsalių komandą. Vikingis labiau, ne? Trauka medus. Jo, čia... Jo. Nu, šį kartą aš sakinėlėse, be padariau klaidos, ką prieitsyk. Va. Tai kon, kelins užplaukėjams jūs? Tret kap komandos pavadinėm? Kap, originalė. Eina, kodėl ganėtėjau? Alsėdų Respublika. En pakalbint varžybas, įsibėgiai. Atsiprašau, buvau duris neužrakintas, įėjau į Alsėdų Respubliką. Nereikalinga turėti leidimą, avizas. Aš taip ir galvoju, be leidimą eiti. Varžybas įsibėgėja, ką reikala. Puikiai. Dalyvausit plaukime, ar ne? Čia mes nedalyvaujame, mes laimėm. Bet norint laimėti, reikia sudalyvauti. Taip. Mes galvojame, kad jau iš karto esame nusipirkę. Ne, blogai galvokit iš naujo. O kur komanda apšilinėjai? Vakar turėjome treniruotę, tvarkingai viskas. O šiandien nuotaika ir gera, vėjas mums palankus. Kokie lūkesčiai? Be abejo, pirmą vietą. Malonu, tuoj palinkėsiu jums. Geros dienos. Va iš tų posūkiaus turėtų išlysti pirmieji laiva. Pažiūrėsim, gal dar nestartavani, bet kai jau čia parsineš, tai čia Bangelską sukels iki pat Vatlėniais. Čia finišas ir tai bus. Kad neįvers mums tos vikingis į vandenį. Labas, Antana. Gal baletą nebešuok, tu viso sportą. O pats nedalyvaus? Dalyvaus, kelintam užplaukim. Tai čia jau nebus ilgas. Čia komandos narė, matau jau sportinis pratims dar. O Vytaut šiandien kitas pareigas užėm. Vytaut čia tokį. Žuvilės liūto verčindėina, truoškį. Aš būtina apsilankysiu. Už valandėlį gerų. Už kanduką, viskas, gera atmosfera. Pasislėpi čia. O. Aš iš toli, čia viešas renginys. Esu susipažinsiu įstatymų bazinės, turėjau 3 nuobaudas jau. Jo, ANK straipsnis jau pradėjau išmanyti. Kap nuotaiks? Pasiruoš plaukimom? Finalam? Tai bet kokį atveju išplauksti didįjį finalą? Bet kokiu atveju išplauki grįžę. To linkam visiems. Kol mes matom. O tai gerai atalek. Kokias greitelės. Aš jauč net su katernė aplinkčiau. O, čia ir taktika dar reikalingai. Šitą, kai išner geltonėje, iš posūkiaus, jam vidin kamp. Mažesnį trajektoriją. Ai ne, čia nustatytas takelė. Negali šiandien išplaukti. 4 komandos pasirodė. Nu, finišavo pirmieji dalyvė. Taip turi tarimą, kad suragas atvarė į galą. Nes jau šraga žiaurė turėjo didelį pasipriešinimą. Bet dar nemačiau tų rezultatų, nes pavyzdėti iš toliau. Žiūr viens pažįstams, da irgi šitas Steb Rūt super. Labdien! Kap laikas? O, aš šį kartą neįdverat.
iškeičiau į 4, žinai. Bet netoli ėtė, ne tau šiandien. Ne, neturi, kad pagavo, tai reikia tą punkį palaikyti. Jo. Viską sakyti. Draugus, artimus. Taip, nors nukronta, ne? Norėtume įspėti mokinius. Matau dar vieną žinomą žmogų. Labdien, atsiprašau, kad trukdau biškį. Negalėjau nepraeit, nepakalbins. Aš mėgstu staigmens daryti. Iš tikrųjų, aš biškį palauks, kol jūs suvalgyst. Negalėjau nepraeit, nepakalbins žinom žmogaus plungė. Tai yra orientavimos trenerį. Domarkien ir tiek ir man sudalyvauti anos organizuojamos varžybos. Gal pasigirti, kad laimėjo irgi kažkokiam tam taurį. Nedėdėl, bet dalyvavau visame etape. Jo, uždarų patalpų, kur mes po rajoną važinėjomės, tai va labai palieka gyvenim tokį pėdsaką. Tai va dabar norėjau paklausti, girdėjau, kad čia vyksta orientacinė varžybas pačiam ežere, tam vandens telkinį. Taip, gal trumpa. Orientavimos varžybos turistinėmis baidarėmis. Reikia surasti per 45 minutės 16 kontrolinių punktų, kas greičiau, kuri komanda. O ta prasme yra žemėlapis, ne? Ir toks pat, kaip per orientacinės varžybas. Taip, tik tai, kad vandenį nebėgom su baidarė reikia. Va, vieni irklas ir klaun, o jaunimėlis irgi poilsis zono kamolioką daužo, kažkur mini varžybėlis ir va. Vakar per televizorių žiūrėjau Olimpiadų žaidė Brazilis ir čia manau irgi mes neblogą pasirodytume. Džiugu, kai jaunims taip leid laiką. Šitą pramogų ir mažysim. Va, kas su teč, kas su mam, kas jau savarankiška, banda eilėt stovėti. Va, čia aplinkau judesys, plungė, lyts dar nedrys lyt. Debes vakščių didelį, bet manau, netepi nuplauks. Va. Viens tiec irgi va prižiūr vakus. Verslininks, vat, torams pažiūrėta benzins nesibaig, kul vers tokį kavos ger, va, reikals užsakyms priiminė, vakar ir aš dar slėptas, kad susimokėt už filmavim. Labdien, aš gavau savininklį įdėm, galit man paaiškinti, vis laiką aš norėjau sužinoti, kaip ta cukraus vata daros. Ne, noriu aš, bet noriu taip sužinoti. Galit bieš paaiškinti, kaip, nes visi, aš atsimenu jaunystės saldainis pats virdavau su actu, cukrum ir gaudavau tai saldainę, kur per atlaidus pardavinėdavau. O čia brendžiaus kokį gaunas matosi brendžiaus. Tai čia suaugusi šventė, mane? O tai kaip tau, cukrų, ko jūs čia, garintau cukrų, ar kaip? Anau, garintau cukrį. O tai kur čia įsijung dabar? Ai, dabar negalbai, ot lės, neblės, o taip įstumd mane. Vien žodžiu, nelėd man tos aparatai jungt. Sakė, elektrobrongia kainom, benzins tam generatorė baigas. Tai kėtsik, sakė, varės parodyti. Sakė, jeigu nori tam burbulį gali pasivakščiuoti. Sakau, nerek, da čia ištaškys vis vandenį. Va, kol vis laik maniem žavėdavo užkulise. Ten tą paradinį postį, gal į niek, ten vis susitvark, visko, čia vis kel. Varšta, generatorius vyks, da kažkas valgy daršta, kai katilų vis dviratė šitą atsivežtus maist produktus, nes čia įdraudžiams automobilio eismus. Šašlikiuką įkepam, va kas ilsas, kas tepė iš kompanioną. Nu, bet vis veiksmi čia. Žoveniai mok pjaustinėti, bet lauž kurti nelaba. Banda ne viens. Gaiviau gėrėm į kortą, kits band vėjai padaryti. Sunkianim čia seks. On šakalių rekurenti to. Labdien, katrai pavarg stovėti eilė, tai tie pėsauliuks atsisėsti jau to VIP kortelį. Prekybės įbėgė, veiksmus vyks, vės dėdelis. Bet čia prižėms teik nesijaut, kiek dungau. Va, mučiutis ir sėd. Labas, damas. Nesišnek su manim. Damas.
Einam toliau į būrį. O pažiūrėk, kokį sumaištis ir. Vis lauk. Va, labą dieną. Kiek pažįstam žmonių, džiugu visi ir su nerim. Neaišku, ekspozicijas čia tas startinis jaudulys, tai pas kiekvieną ir aš manau, kuri kažko dar. Labdien! Aš čia kurį laiką vaikščiojau aplink jums. Mačiau žmonių apsupts vis laiką. Tai norėjau paklausti, gal išbėgs tie aikštelį? Bus matys, gal išbėgsim kažkur. Kaip nuotaikas? Džiugu matyti, ne, kad būtent sports biški gavom pagreit, kad ir to pačiu gimtų. Jo. Kitais metais sakė, kitoje vietoje jau bus. Jo, bus daugiau žiūrovų, galės pamatyti to arčiau miestą. Vėl komandos vadovą. O čia ta komanda. Kur ragus pametėt jau? Da norėjau paklausti. Ne, kas uždėtus ragus, tas į nurinką. Visi apgal nuteikti. Bet padarysim, atnaujams bus vis gera. Ne, jaudulys toks, aš matau, kad jums nesisek labai. O, čia apdovanojama. Štai koks vandenėlis. O štai mergėlis labas. Ko jūs čia vežiu ieškot? Ai, tebe išbraid, vandens šaltom tikrai. Nu tai kaip sekės? Turėt veit? Tai jau kaip apdovanojami turit? O čia kiek dalyvių? 3 buvo komandos? Ai, tai jau kaut aš tik norėjau biškai. Tai šaunuolis. Tai kiek met jau į pirmą? Nu tai sėkmės. Parplauk, gelbėtoja, neteisėja. A benzins baigės? Ai, pertrauk, aš gau, kad benzins baigės. Vis laik manėm žavti į automobilę su tas šviturėlės. Aš teikęs praleidus laiką su tokiu, kad negal nepraeit, nepakalbins. Labdienėl. Matau, nuobodžiaujat. Trūkst veiksmą. Kaip sakot, aš negal jungti, aš taip nostalgiją apie manim. Tokį automobilį pamačius, kiek čia visokių dabar daug lempų naujų. Visko. Ne, tai aš telefoną aš pats galėjau persijungti, matos, jau biški išmokysės. Čia tai žiūrėkit, kas čia ir sudėt daug įrangas, ne? Tai jau čia nebėg kaip seniau, kad ujargau, čia dar reikėtų mokėti pasikurti. Va, šitą Aurimą kaip rezultatą. Šaunuolė. O ko jūs valgot, kad tie pen? Ryžė. Į kiaušinį trynę ar? Kiaušinė, česnaką. Super. Nu šaunuolė, linku būt pirmim. Tai kaip seks? Kelint veit jėmat. Kavos pertraukėlė. Vis laukia eilė, matomas skankau. Pažįstam žmonių. Labdien. Tikriausiai vis pažįst Donatą ir Skaitek. Ranuto išdykėl sūnų. Ko veik Donata čia? Sportuodam. O kokį sportą? Šaškiem? Šachmatą. Šachmatą, ne, yra jums bangos. Žiūrėkit, ko mes. Nu nebūčiau aš, kad jis susiorganizuočiau savo laivą. Tai čia senukai. Nu tai va, dabar šitą naujų reikalų. Galėsim pažiūrėti, ką panei ten iš šoną, biešk finišon. Nu tai... Nu i pasileido. Ir jau skamba finišo varpas. Palaikom saviškius. Nu, pirms numeris, pirms ir atplaukė. Plungis Ruonė.
šventė. Viskas, kaip sako, nugalėtojai aiškus. Visi skirstosi. Buvo gera praleisti popietį. Na, iki kitų kartų. Tiesa laimėjai Plungės Ruonį. Linkėjimą manim.